Sveiki, aš esu Agota. Iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad nuotoliniu būdu mokiniai dažniausiai jaučiasi savimi pamokos metu, nes juos supa saugi sava erdvė ir jie gali atsipalaiduoti, gali būti savimi, nebijoti, kad kažkas juos stebi, kas mokykloje dažniausiai sutrukdo vaikams, kad jie bijo klysti, bijo kaip reaguosi tai aplinkiniai, pašaliniai garsai taip pat trukdo jiems susikaupti. O namuose jie gali visiškai būti vieni, susikaupti, ramiai daryti savo tempu uždavinius, todėl manau, kad online pamokos ir turi savo tą grožį, kad jos suteikia vaikui ramybės ir pasitikėjimo jausmą. Net po kelių savaičių galiu pastebėti, kad mokiniai sugrįžta ir pamokos metu džiaugiasi pagerėjusiais pažymiais, pasikeltų vidurkių. Taip pat mokiniai, kurios rašė egzaminam, džiaugiasi, kad jie savarankiškai jau geba spręsti uždavinius, rašyti rašinius ir kad jie nebeturi tų trikdžių, tų spragų, kurios buvo prieš tai. Tai tas tikrai padeda džiaugtis ir man pačiai kaip korepetitoriai ir suprasti, kad mano veikla tikrai yra prasminga.